Sveiki, štai ir tas filmas, kurį žadėjau parodyti. Štai piratų skrynelė atsidaro ir ištraukiam tas brangenybės. Tas vadinamasis skėtis umbrella, kur buvo parodyta nuotrauka. Jis tinka namams, biurui, ofisui, kaviniai, kirpyklai, ten visur, kur renkasi daugiau žmonių. Jis perdengia visą patalpą savo energiją, išsklaido spindulius į šalis ir suplėšo negatyvų tinklą. Žmonės tokia aplinkoje jausis gerokai maloniau. Toliau žiūrim, kas toje skrynelėje gyvena. Čia visi trys liūtai grandinėlė ir kaip jie atrodo gyvai. Maždaug taip. Palyginus plonas, bet platus, didelis pakabukas. Geriausiai turėti po drabužiais, kad jo nesimatytų. Kada jisai bus uždėtas ant žmogaus, žmogaus iš karto, šeimininkas šio pakabuko, šio amuleto, pasijaus iš karto geriau, saugiau. Pasijaus užtikrintai. Ir jam nereikės galvoti apie tai, ką čia dabar sugalvoti, kažkokį pasiteisimo priežastį, kad šefas neužpyktų dėl kažkokių tai reikalų eiti, tvarkyti finansus ir taip toliau. Visą tai darysi savaime. Dar parodau skvarabėjų. Tokio pačio dydžio amuletas su vabalu viduje. Jis taip pat turi spalvotą akmenukų savo nugaroje. Šis amuletas, pakabukas, neš žmogui sėkmę. Sėkmę finansuose. Ir taip pat išklos kelią tiesiog į priekį jam visose kitose reikaluose, duos pelną. Į bet kokį įdėtą darbą bus įdėta energija ir bus iš karto vaisiai, darbo vaisiai. Ir dar vienas naujas dalykas. Aš lauksiu jūsų visų nuomonių. Poveikis jau žinomas. Reikės sugalvoti šitam delninukui, šitam amuletui pavadinimą. Jau jis nėra pakabukas, jis dydžio kaip, grinai kaip Stargate. Lygiai tokie patys, tik tai šitas yra švelnesnis, jo energija gan panaši, bet poveikis šiek tiek skiriasi nuo Stargate ir nuo kitų organito gaminių. Dar prie viso to vienetinis variantas su turmalino akmenukais aplink blizgančią akį. Turmalinas yra juodas akmuo, vos nematinės spalvos.
Šiaip jisai saugo žmonės nuo elektromagnetinių spindulių, elektromagnetinio poveikio, mikrobangų. Visa kalba eina apie mūsų būtinę techniką, kuri supa mus. Ir dar vienas pakabukas, kuriam reikės irgi sugalvoti pavadinimą. Paprašysiu šito dalyko jūsų ir išrinksime gražiausią ir bus jie pagaminti gal 3, gal 4, gal 5 iš viso tokie pakabukai. Tai tiek apie tuos 2015 metų gaminius, kurie išeis į pasaulį, pateks pas jų naujus savininkus. Tiek apie organito gaminius ir sakau jums iki malonaus, iki sekančio karto ir likite su mumis, stebėkite filmus. Visą laiką kažką pamatysite naujo, kažką tai gero.